Dabar pasakysiu celofanui, socialiniai, vaikų teisėm, tiem išgamom, kurie aiškin, ką aš nieko neveikiu, kodėl aš nespėju išsivalyti dulkių. Degradai, degradai. Dėksit pragarę, Gerda, dėksi pragarę, prisiekiu. Va ką veikiu, ką tik vaiką baigiau maudyti, va ką veikiu. Va kas atsitiko, kol aš sėdėjau tūlik ir kakojau. Va kas atsitiko. Va ką veikiu. Va ką veikiu. Dabar aš turėsiu 2 valandas šitą daiktą plauti. Nežinia, kaip nuimta ančiužnį ir taip toliau, nes jis nusėmė paklodį ir ištepė viską kakom. Čia tik vienas pavyzdys, kas būna. Va ką aš veikiu. Va ką aš veikiu, kad dulkių neįsivalau. Va ką aš veikiu. Celofanai deg pragarė. Gerda deg pragarė. Policija degit pragarė. Kurie mane leidot nei palsėt, nei su vaiku gražiai pažaist pabūt. Kur trukdėt man gyventi. Degit pragarė. Aš dabar nežinia, kiek laiko šitai valysiu ir aplink vaiką šokinėsiu. Pirma, aš jam išdžiovinsiu galvą, nes aš jį pusę valandos maudžiau vieną. Ir nežinia, kokiu būdu nuimta ančiužnį. Bet čia mano problemos, aš tai padarysiu, kai padarau viską. Ir dabar ateis man socialiniai ir aiškins, kad šipsai ant žemės. Kad rūbai yra ant džiovyklės ir ant kėdės išskalbti. Ar pakabinti. Ar maistas ant stalo. Aš nieko neveikiu. Ir čia yra ne vaiko priežiūra. Čia ne vaiko auginimas, čia yra pragaras. Čia yra pragaras. Ir aš neturėjau teisės nusipirkti kažko savo. Gyvendama pragare? Neturėjau? Gyvenkit jūs pragare, dėkit pragare, dėkit. Aš viską turiu daryti vieną ir padarysiu kaip visada. O jūs dėkit pragare, kas mane apšmyžėt, kas trukdėt gyventi, kas nepadėjot, Edvinai, deg pragare. Deg pragare, prakeiksiu visus. O pirmiausia, aš turiu išdžiovinti vaiką. Taip. Pirmiausia, kas yra plovę tokį kiekį kako iš tokių kaldrų vaikų ir ančiužinių, pagalvių ir taip toliau mane supras, o visiems kitiems linkiu paplauti, visiems linkiu to paties, visiems linkiu, kam buvo gaila siurblė, kad nei centą neturėčiau net kelionėm, kad dabar mane jėd visokias policijas už nieką, aš visiems linkiu to paties, ką aš patiriu, tokią pat gyvenimą, visiems. Nes ne, tai man nebausmė, tai bausmė jums. Yra čia tik patikrinims, kaip jūs elgsitės. Jūs pasitikrino, Dievas mato. Tiek metų niekur neišeinu, nieką neturiu, nebent kebabą suvalgyti ar parūkyti. Taip čia yra pragaras. Edvinai, aš tavęs nekenčiu. Kaip aš tavęs nekenčiu? Nereikėjo lįsti iš mano gyvenimą. Viskas einu plauti. Nežinau, ar vaiks kėdėjai bus, ar kaip aš išplausiu. Koks skirtumas, kam rūpi? Niekam nerūpi. Niekam nerūpi. Ne žmonės, o šlikštynės. Jūs ne žmonės esat. Jūs ne žmonės ir ne gyvuliai. Nes tiek laiko visi mato, kas vyks, kokias pjautynės, gaudynės, kankinimai, persekiojimai, terors, vaiką, kad nori pagrobti. Nežinia, ką jam padaryti, kokiais tikslais. Ir nieks nieką nepadeda. Nieks nieką neustoja, nieks... Man nieks neberūp. Tik eidams. Rūp man eidams. Aš iki galo eisiu. Kiek man pavyks. Viskas. Ir ne, tai nėra prakeiksmas. Tai yra posakis. Eidams dabar, kol aš tolėte esu. Toj kėdėj, nes užsimanė manęs. Ir ne, tai nėra prakeiksmas. Tai yra posakis žmogų, kad prakeikti reikia juodosios magijos ritualų, įrankių ir taip toliau. Niekada nenaudau juodosios magijos. O tie, kas šneka apie prakeiksmus, žino, kad jie grįžta. Negana man žodžių nesvarbu. Aš jau užmerkiau pagalvę. Čiužinį dabar bandau išimti. Susuka nugarą. Žodžiu, einu toliau bandyti čiužinį išimti, eidams noriu lovyti. Viskas.
Galėtų socialinė su padėjėja ateit padėti, nuimt čiužinį, nuimt ant čiužinį ir išplaut kakas. Neateis padėti. Ar ateis pasakyti, kad grindis neišluotas, čipsai mėtos kokie, ar dulkės, ar rūbai. Ką? Ar kažkas parašys, kad pas mani bardaks. Jeigu aš dabar drįsau pasidėti ir pašnekėti, kol aš bandžiau čiužinį ir ploviau vaiką pusę valandos pagalvės adėjelus ir čiužinį bandau išimti dabar. Ne, tai ne vaiko auginimas. Ir ne, tai ne mano vienos rūpestis. Ir taip aš bandoma sunaikinti už tai, kad kalbėjau. Ne už tai, kad kalbėjau. Už tai, kad senai mano vaiko norėjo kažkas. Patys matėt, kaip grobė nelegaliai, nes orderis panaikins. O kas patys gali susidaryti nuomonę ir kam? Kam jam buvo daryti tie intraveniniai kraujai? Tie kraujo grupiai. Kam kraujo grupė nustatoma? Kodėl jis buvo visose savivaldybėse? Nu, žodžiu. Viskas. Einu toliau.